Sveiki gerbėjai Lietuvos žmonės. Šią gražią ir šiek tiek drėgną vasaros dieną mes nusprendėm atsakyti klausimą, kuris kamuoja visą žmoniją. Kągi žmonės veikia rugsėjo 1 dieną? Ką veiksite per rugsėjo 1 dieną? Nežinau. Galbūt į mokyklą eisiu. Nežinau. Neturite jokių planų? Nu, nežinau, jeigu stosiu, tai eisiu mokintis, nežinau. Mes tai nemokiniai. Mesgi nesimokom jau, mes baigėm mokslus. Lydėsiu vaikus į mokyklą. Iš tikrųjų juokauju, jie jau dideli. Ruošiamės į mokyklą. O nešvęs niekaip? Ne. Dirbsiu. Dirbsiu. Eisiu į darbą. Nieko, ačiū tikrai nežinau. Dirbsi tikriausiai? Dirbsim. Nešvesiu nieko. Ką veiks per rugsėjo 1? Eisiu koncertą. Kokį koncertą? Rugsėjo 1 koncertą. O kur jis vyks, kas čia nieko negirdėjau apie tai? Vingio parke vyks. Švęsim, aišku. Nežinau, atsikelsiu, valgysiu ir eisiu miegot po to. Visų pirma, sūnus eis į mokyklą, į 10 klasę. Tai yra pirmas dalykas. Visiems bet kokiu atveju vaikas pareina, yra kažkokia tai šventė. Kita vertus, rugsėjo 2 yra tėvukų gimtadienis. Reikės nuvažiuoti į Žemaitiją. Vat ir visas planas. Gal žinote, kaip sūnus pažymės šią dieną? Jaučiu, kad prašys motinos, kad cepelinus išvirtų ir susirinktų didesnis draugų ratas. Kaip matome, Lietuvos žmonės nesureikšmina rugsėjo 1 ir didesnių planų šiai dienai neturi. Ir jeigu jūs esate vienas iš tų žmonių, jūsų išsigelbėjimas yra Vingio parkas, nes tik ten rugsėjo 1 koncertuos Andrius Mamontovas, GNG Sindikatas, Biks ir daugelis kitų. Plius daug socialinių projektų ir visokių kitokių pramogų, todėl laukime jūsų ten atvykstant. Ar ateisi? Šaunuolis Dainiau.